3 sezonai, 100 serijų ir kiekvienoje jų slypi detalės, kurių serialas niekada neišryškina. Šiandien mes visas jas atskleisime. Kaip ir mini serijoje kartu, yra maža, bet nuostabi detalė, kurios dauguma gerbėjų galėjo nepastebėti. Kai Honey ir Blue'je nueina į sodą, Blue'je sustoja pažiūrėti į tvenkinyje plaukiojančias žuvis. Tačiau tai nėra tiesiog atsitiktinis tvenkinys. Tai tas pats žuvų tvenkinys. Čili jau seniai minėjo tai serijoje Kelmas, Kelmo šventė. O prisimenate seriją Meistrai? Ten Čipis ir Sparkis buvo matyti statantys tą tvenkinį. Tai toks subtilus būdas, kaip laida apdovanoja dėmesingus žiūrovus, sujungdama mažas akimirkas per skirtingas serijas ir parodydama, kad net mažiausios foninės detalės turi savo mažas istorijas. Bluey pasaulyje. Kaip žinome, net Bluey fono personažai yra įdomus ir iki šiol atradome daug detalių apie juos. O šiandien pasidalinsime įdomiomis detalėmis apie ledų pardavėją. Jei buvote pakankamai dėmesingas, žinotumėte, kad Bluey ir Bingo visada perka ledus iš šios moters. Ir per visus epizodus matėme, kaip ledų pardavėja plečia savo verslą. Nenuostabu, kad pirmą kartą ją pamatėme serijoje Ledai ir tuo metu ji ledus pardavinėjo iš mažos vežimėlio. O po to matėme ją pardavinėjančią ledus turguje serijoje Tylos žaidimas. Ir galiausiai, kai ją pamatėme serijoje Meistrai, ji jau turėjo ledų sunkvežimį. Tai nedidelė, bet tikrai šauni detalė. Judame toliau. Serijoje Tėčio palydėjimas matome gražios draugystės pradžią tarp Bingo ir Lilos. Po to, kai pamatome Bingo ir Lilos draugystės pradžią, matome nuotraukų seką, kurioje jos vaizduojamos iki pat suaugystės, rodant, kad abi kartu mokysis iki pat universiteto pabaigos. Vienoje iš nuotraukų fone matome Bluey mokyklą, kas rodo, kad abi eis ten kartu, vos tik joms sukaks 6. O tai jau visai netoli, nes Bingo ką tik suėjo 5. Taigi, tai iš esmės įrodo, kad Bingo eis į tą pačią mokyklą kaip ir Bluey. Viena iš gerų Bluey draugų, kuri yra su ja nuo pat mažumės, yra Snickersas. Ir yra vienas daiktas, kurio jis beveik niekada nenusiima – jo geltona kepuraitė. Daugelis žmonių to nesupranta, bet mes Snickersą be kepuraitės matėme tik 2 kartus. Ir vienas iš tų kartų buvo serijoje Tyrinėtojai, kai jis slysta žemyn Kalniukų mokykloje. Tuo momentu matome, kaip jo kepuraitė nukrenta jam nuo galvos, kai jis ridenasi. Kitą kartą jį be kepuraitės matome miniserijoje K9 naujienos, kur jis veda mažą netikrą naujienų laidą ir, norėdamas atrodyti profesionalesnis, nusiima kepuraitę. Serijoje Ženklas matėme, kaip banditas beveik pardavė Hillerių namą dėl darbo pasiūlymo, kurį gavo gerokai anksčiau. Ir kai sakome gerokai anksčiau, turime omenyje daugiau nei 40 serijų anksčiau. Serijoje Kari kelionė pastebime, kad banditas išvyksta į komandiruotę ir grįžta po 6 savaičių. O serijoje Lazdos paukštis, kai šeima išvyksta atostogauti, jis daug laiko praleidžia paskendęs mintyse, kol visi kiti linksminasi. Galime pastebėti, kad foninė istorija yra apie banditą ir jo jausmus tuo metu. Tuo metu mes nežinojome, ką jis išgyvena. Iš esmės, kas nutiko, tai kai jis keliavo, jis dalyvavo svarbiame archeologinėme atradime, dėl kurio gavo labai gerą darbo pasiūlymą. Taigi, banditas jau seniai svarstė apie namo pardavimą, bet galiausiai to nepadarė, kas labai pradžiugino tiek žiūrovus, tiek Hillerius. Serijoje Kūdikių lenktynės radome įdomią detalę. Kaip visi žinome, Kūdikių lenktynėse išgirdome istoriją apie pirmąjį Bluey žingsnį. Tačiau įdomiausia šios serijos dalis yra ta, kad jei pažvelgsime į Čili išvaizdą prisiminimuose, pastebėsime, jog ji neturi žilų plaukų. Ir ne tik Čili, jei pažvelgsime į banditą, jis taip pat neturi jokių žilų plaukų ant veido. Tai iš esmės parodo, kaip jie senėjo bėgant metams. Tai labai smulki detalė, bet dėl jos Bluey žiūrėti dar smagiau. Viskas apie Bluey'ų yra gerai žinoma, net jų sodo nykštukai turi savo gerbėjų ratą. O tarp šių nykštukų Jeremis tikriausiai yra mėgstamiausias gerbėjų. Ir jei atidžiai žiūrėjote seriją Ženklas, tuomet prisiminsite, kad mūsų mielasis, mylimas ir ilgai kentėjęs Jeremis gauna spyrį nuo Friskės, kai ji ginčijasi su Radlių telefonu. Ir kai jis spyrė vargšui nykštukui, galime pastebėti mažą įtrūkimą jo galvoje. Bet ar žinojote, kad tas įtrūkimas atsirado ne dėl Friskės spyrio, o vienoje iš ankstesnių serijų? Taip teisingai. Nepaisant Friskės agresijos prieš vargšą sodo nykštuką, galime pastebėti, kad net ir prieš tai jis jau buvo sulūžęs. Štai detalė. Tai yra tiesioginė nuoroda į seriją Kelionių kuprinėmis. Jodžia Bluey'e ir Bingo žaidžia įsikibusios į banditą. Tačiau tuo metu matome, kaip vargšas Jeremis nukrenta ant žemės, o viena jo detalių tiesiog nuskrenda, įrodydama, kad jo keraminė kepurė tikrai tuo metu sulūžo. Taigi, Čili vėliau turėjo jį vėl suklijuoti. Bet net ir po remonto vis tiek buvo matyti įtrūkimai. Jei jau seniai žiūrite Bluey, tuomet žinotumėte, kad ilgasis šuo yra garsus Bluey'o velykinis kiaušinis, kuris iki šiol pasirodė kiekvienoje serijoje.
Tačiau esmė ta, kad kai kuriuose serijose ilgasis šuo pasirodo taip sumaniai, kad jį pastebėti labai sunku. Pavyzdžiui, serijoje Miego metas. Bingo tyrinėja planetas savo sapne. Ir čia ilgąjį šunį galime pastebėti gana neįprastu būdu. Būtent šioje vietoje, jei priartinsime žvaigždes, galime pastebėti žvaigždyną, o sujungus žvaigždes susidaro ilgasis šuo. Rimtai. Tai toks išradingas būdas parodyti ilgąjį šunį. Ir tai dar ne viskas. Kaip žinome, ilgasis šuo visada pasirodo vienas. Tačiau taip nėra serijoje dvi auklės. Šioje serijoje Radis ir Friskė prižiūri Bliują ir Bingo. O serijos pabaigoje, kai Radis ir Friskė sėdi balkone ir žiūri į naktinį dangų, galime pastebėti du ilguosius šunis scenoje. Tikriausiai tai pirmas kartas, kai matome du ilguosius šunis kartu. Kaip žinome, kiekviena smulkmena Bluey'e turi paslėptą prasmę. Ir serijoje, kurioje Bingo ir jos geriausia draugė Lila išgelbsti mažą vikšrelį, pastebime, kad mažas vikšrelis virsta lėliuke, o tada gražiu drugeliu, kuris nutupia ant abiejų draugių rankų. Ir jūs galbūt svarstote, ką tai reiškia. Na, galbūt nežinote, bet drugelis simbolizuoja naują pradžią. O šioje laidoje jis simbolizavo Bingo ir Lilos draugystės pradžią. Ir tai nebuvo vienintelė serija, kurioje matėme mėlyną drugelį. Serijoje Ženklas, kai Chili ir Bluey sėdi ant suoliuko, galime pastebėti tą patį mėlyną drugelį skrendantį fone. Ir kaip visi žinome, serija Ženklas buvo apie Radlio ir Friskės vestuves. Taigi drugelis vėl buvo parodytas, kad simbolizuotų Radlio ir Friskės naują pradžią. Jei žiūrėjote mūsų ankstesnius Bluey vaizdo įrašus, tikriausiai prisimenate, kaip kai kurių personažų išvaizda laikui bėgant šiek tiek pasikeitė. Pavyzdžiui, Soksės, Mackenzie mamos, Brendės ir kelių kitų. Tačiau neseniai pastebėjome dar vieną personažą, kurio išvaizda atrodo pasikeitė. Ir šį kartą tai pats banditas. Jei pažiūrėsime į jauno bandito nuotrauką, matysime, kad jo uodegos galas yra visiškai juodas. Tačiau, kai žiūrime į banditą dabartyje, jo uodega atrodo kitaip. Dabar uodegos galas turi įprastus mėlyną kailį, o juodas kailis atsiranda apatinėje uodegos dalyje. Tai nedidelė detalė, bet kai ją pastebi, sunku nepastebėti. Ar žinojai, kad Mafina turi savo YouTube kanalą? Mini serijoje Mafinos išpakavimas matome ją filmuojančią ir apžvelgiančią savivartį žaislą kaip tikra YouTube kūrėja. Tai niekur kitur laidoje neminima. Vadinasi, Mafina gali slapta būti didžiausia įtakotoja Bluey visatoje. Dabar štai šita detalė tikrai įdomi. Serijoje Zoologijos sodas pradinėje scenoje matome banditą gulintį ant sofos ir skaitantį laikraštį. O jei pažvelgsime į laikraščio pirmąjį puslapį, ten yra šuns žaidžiančio futbolą nuotrauka. Nieko per daug neįprasto. Bet jei pereisime prie serijos Šonas, matome, kad banditas skaito tą patį laikraštį. Ir štai kas įdomu, šios dvi scenos yra per kelias serijas viena nuo kitos. Zoologijos sodas yra 35-oji pirmojo sezono serija, o Šonas 50-oji. Taigi yra du paaiškinimai. Pirmas. Banditas tiesiog apsimeta užsiėmęs, kad niekas jo netrukdytų. Antra. Animatoriai galėjo čia šiek tiek suklysti. Pakalbėkime apie kažką tikrai įdomaus. Vintono tėtis Kornelijus galbūt iš tikrųjų yra garsus kino aktorius Bluey visatoje. Skamba beprotiškai tiesa, tačiau laida mums pateikia gana didelę užuominą. Serijoje Filmai matome milžinišką filmo plakatą fone. Ir būtent ant to plakato yra buldogas detektyvas, kuris atrodo lygiai kaip Kornelijus. Ta pati veido išraiška, ta pati kūno sandara, viskas tas pats. Vienintelis skirtumas – dirbtiniai ūsai priklijuoti prie jos snukio. Taigi, kas čia vyksta? Ar Kornelijus slapta vaidino detektyvinėme filme? Ar jis gyvena dvigubą gyvenimą? Dieną – paprastas tėtis, o naktį – kino žvaigždė. Laida to niekada nepaaiškina, bet panašumas per daug akivaizdus, kad būtų galima jį ignoruoti. Ir tiesą sakant, gana juokinga pagalvoti, kad Vintono tėtis gali būti didžiausia slapta įžymybė visame Bluey pasaulyje. Daugelis gerbėjų pažįsta Chloe'ę, dalmatinę, kuri yra viena artimiausių Bluey draugių. Tačiau jos šeima slepia netikėtą paslaptį, kurios beveik niekas nepastebi. Chloe iš tikrųjų turi mažą brolį. Ankstyvaisiais Bluey laikais Ludo studijos turėjo iškirpti keletą fono veikėjų, nes neturėjo laiko animuoti visų. Ir tikriausiai dėl to kai kurie broliai ir seserys, kaip Indės sesuo, pasirodo labai retai. Tačiau Chloe'os atveju mes iš tikrųjų trumpam pastebime jos jaunesnį brolį pirmame sezone. Vienoje serijoje, kai Hillary eina į žaidimo aikštelę, pasirodo Chloe'os mama stumdama kūdikio vežimėlį. Dauguma žiūrovų mano, kad ji tiesiog atsitiktinė fono veikėja. Bet taip nėra. Mes ją vėl matome serijoje Šnipų žaidimas. Šį kartą parke su vyru. Tai reiškia, kad kūdikis vežimėlyje tikrai yra Chloe'os mažasis brolis. Keista tai, kad jis daugiau niekada nepasirodo jokioje serijoje, net kai Bluey lankosi Chloe'os namuose. Galbūt jis vis dar per mažas, kad būtų istorijos dalimi. Arba galbūt animatoriai tyliai jį pašalino iš laidos. Serijoje Ženklas pastebime keletą naujų personažų, kurių anksčiau niekada nematėme. Ir viena iš jų patraukė mūsų dėmesį.
Ji yra Friskės antroji pamergė vestuvėse. Per vestuvės Radlis pasirinko savo du brolius – Banditą ir Stripą – būti pabroliais. Tačiau Friskės atveju ji pasirinko Čili ir dar vieną personažą, kurios vardo mes niekada nesužinome. Yra keletas galimų variantų, kas jį galėtų būti. Friskė ir Čili pažįsta viena kitą nuo vaikystės. Mes tai žinome, nes tik labai artimos draugės paprastai pasirenkamos krikštamotėmis. Ir kaip žinome, Friskė yra Bluvės krikštamotė. Be to, Maynardo, senelio Morto kaimyno, dalyvavimas vestuvėse dar labiau tai patvirtina, nes tai leidžia manyti, kad Friskė ir Čili kartu augo prie ežero. Jei tai tiesa ir Friskė nepasirinko Čili sesers Brendės būti savo pamergė, tuomet ši paslaptinga veikėja turi būti jai labai artima. Gal ji sesuo? Jos nepanašios, bet tai nėra svarbu. Bludži ir Bingo taip pat yra visiškai skirtingų spalvų. Taip pat yra tikimybė, kad ji galėtų būti Friskės svainė. Štai viena detalė, kurią Bludži gerbėjai visada svarsto. Kodėl Bluji visatoje nėra kačių? Matėme šunis, arklius, paukščius, driežus ir taip toliau. Bet kačių? Nei vienos. Artimiausia, ką esame matę, yra serijoje, kur gydytojai randa sužeistą banguotąją papūgėlę. Banditas pažvelgia į paukštį ir sako, turbūt katė jį sužeidė. Bet štai kur keistumas. Mes niekada iš tikrųjų nematėme katės. Nei vaikštančios gatvėje, nei mokykloje, netgi kaip augintinio. Tai kurgi visos katės? Štai mėlynuko paslaptis, į kurią vis dar neatsakyta, net ir po visų 3 sezonų. Kas yra Indės tėtis? Mes daug kartų matėme Indi ir jos mamą, ypač serijoje Turgus, kur jos abi kartu prekiauja veganišku maistu. Bet jos tėtis, jo niekur nesimato. Tada vienoje serijoje sužinojome kažką svarbaus. Indė turi neišnešiotą mažąją sesutę. Indė paaiškina, kad per anksti gimę kūdikiai daug laiko praleidžia ligoninėje. Tai nėra kažkas, ką vaikas tiesiog šiaip pasakytų. Tikriausiai tai paremta jos pačios šeimos tikra situacija. Kita užuomina yra serijoje Laukinės mergaitės. Indė ir Asta susiginčija, nes Indė sako, tėtis lieka namuose prižiūrėti vaikus, o mamos eina į darbą. Taip ji mato pasaulį ir tai daug pasako apie jos pačios šeimos gyvenimą. Indės šeimoje mama yra ta, kuri eina į darbą, o tėtis lieka namuose su vaikais. Ir jei jos mažoji sesutė vis dar labai maža, arba jai vis dar reikia medicininės priežiūros, Indės tėtis tikriausiai daugiausia laiko praleidžia rūpindamasis ją. Tai paaiškina, kodėl jis niekada nepasirodo turguje ar mokykloje. Jis užsiėmęs rūpindamasis Indės mažąją sesutę, kuriai reikia daug dėmesio. Tačiau laida niekada neparodė jo veido, nei vardo, nei net kaip jis atrodo. Ar mes kada nors susitiksime su Indės tėčiu? O gal jis liks viena iš didžiausių Bluey šeimos paslapčių? Vintonas, žavus mažasis buldogas, yra vienas iš linksmiausių Bluey draugų, tačiau jo šeimos situacija yra visiška paslaptis. Mes matome jo tėtį Kornelijų keliuose epizoduose. Bet kaip dėl Vintono mamos? Jos niekada nerodo, niekada nemini ir ji niekur nepasirodo visame seriale. Didžiausia užuomina yra epizode Sraigtasparnis, kur Vintonas prašo Blues nuskraidinti jį pas tėtį į namus. Mama, ar gali nuskraidinti mane pas tėtį į namus? Tas vienas sakinys pakeičia viską. Vaikai paprastai sako, mano namai. Bet Vintonas aiškiai sako, tėčio namai. Ir jis net nežino, kur tai yra. Kur jis gyvena? Nežinau. Vintonas. Tai stipriai leidžia manyti, kad jis negyvena su tėčiu. Vadinasi, greičiausiai gyvena su mama, kurios mes niekada nematėme. Jeigu Vintono mama yra ta, su kuria jis gyvena, tada keista, kad ji niekada nepasirodo mokykloje, vakarėliuose, parke ar bet kur kitur, kur paprastai lankosi tėvai. Tai kur jie yra? Kodėl Kornelijus pasirodo kiekvienoje scenoje, o Vintono mama lieka visiškai už kadro? Ar ji užsiėmusi, išvykusi? Ar tiesiog veikėja, kurios laida dar nepristatė? Bet kuriuo atveju, dingusi Vintono mama išlieka viena didžiausių Bluey šeimos paslapčių. Dabar šis kitas punktas nėra oficialus faktas. Tai gerbėjų teorija, bet ji viena iš beprotiškiausių ir juokingiausių. Bluey bendruomenėje kai kurie gerbėjai juokauja, kad Banditas ir Čili galbūt slapta yra tarptautiniai kontrabandininkai. Skamba beprotiškai, tiesa? Bet štai kaip skamba ši teorija. Banditas yra archeologas. Vadinasi, savo ekspedicijose jis iškasa retus senovinius artefaktus. Tuo tarpu Čili dirba oro uosto apsaugoje, kur ji tikrina bagažą ir peržiūri daiktus gabenamus į šalį ir iš jos. Kai kurie gerbėjai mano, kad jų abiejų darbai dera tiesiog per daug tobulai. Teorija teigia, kad Banditas atranda vertingų artefaktų, o Čili, būdama oro uosto specialistė, galėtų tyliai padėti jiems praslysti per muitinę. Žinoma, tai tik kvaila gerbėjų idėja. Bluey's yra jaukus vaikų serialas, o kūrėjai niekada iš tikrųjų nepaverstų Hillerių nusikaltėliais. Tačiau ši teorija išpopuliarėjo, nes Hillerių šeima gyvena stebėtinai dideliame ir gražiame name, nors abu tėvai dirba gana įprastus darbus. Taigi, natūralu, kad gerbėjai pradėjo uždavinėti juokingus klausimus. Dėdė Redlis galbūt iš tikrųjų yra įvaikintas, arba jis gali būti Bandito ir Straipo netikras brolis. Pažvelgus į Hillerių šeimą, Redlis tikrai išsiskiria.
Pagal Bluey oficialią svetainę, Redlis yra nurodytas kaip raudonas ir mėlynas Hilis, kaip ir likusi šeima. Tačiau jis turi ryškiai raudoną kailį, kokio neturi ne vienas kitas šeimos narys. Tai nebūtų keista savaime, išskyrus vieną dalyką. Ta pati svetainė senelį Bobą ir močiutę Chris nurodo kaip mėlynuosius Hilus. Jei abu tėvai yra mėlyni, kaip jie susilaukė raudono šuniuko? Pasigilinę į tikrąją genetiką, sužinojome, kad mėlynieji Hilai gali būti tiek mėlyni, tiek raudoni. Tačiau raudonas kailis dažniausiai yra dominuojantis bruožas. O tai reiškia, kad jis paprastai pasireiškia tik tada, jei vienas iš tėvų turi tą spalvą, kaip Bingo, kuris paveldėjo spalvą iš Čili. Kadangi nei vienas iš bandito tėvų nėra raudonas, kyla klausimų. Galbūt Redlis buvo įvaikintas? Ar buvo vienas iš tėvų buvo raudonasis Hilas, kurio mes niekada nesutikome? O gal raudona spalva tiesiog yra reta išimtis? Kad ir koks būtų atsakymas, dėdė Redlis išlieka viena įdomiausių paslapčių visoje Hilų šeimoje. Nesvarbu, ar tikite šią teoriją ar ne, tai parodo, kiek daug paslėptų detalių ir paslapčių Bluey slepia visiems matomoje vietoje. Net ir peržiūrėjus visas 3 sezonus, vis dar laukia netikėtumų. Serijoje Miego metas Bingo sapnas iš tikrųjų susijęs su pasakomis prieš miegą, kurias jai anksčiau tame epizode skaitė mama. Prieš eidama miegoti, Čili Bingo perskaito 2 skirtingas knygas. Viena knyga yra apie Saulės sistemą, o kita apie gyvūnus išsiritačius iš kiaušinių. Kai Bingo užmiega, jos sapnas tampa abiejų pasakų deriniu. Sapne Bingo išsirita iš žemės, lygiai kaip viščiukas iš kiaušinio. Vėliau jo žaislas Floppy tokiu pačiu būdu išsirita iš mėnulio. Tuo pačiu metu Bingo keliauja kosmosu, tyrinėdama planetas, kas susiję su knyga, kurią anksčiau skaitė Čilis. Tai nedidelė detalė, bet ji parodo, kaip Bingo vaizduotė sujungia istorijas, kurias ji girdėjo prieš užmigdama. Kaip žinome, Žanas Liukas kalba prancūziškai. Serijoje Stovyklavimas Bluey ir Žanas Liukas nesupranta vienas kito kalbos, tačiau vis tiek sugeba kartu žaisti ir tapti draugais. Tai viena iš priežasčių, kodėl ši serija tokia įsimintina. Bet štai įdomi detalė. Jei žiūrėsite šią seriją prancūziškoje laidos versijoje, kalbos iš tikrųjų yra sukeistos vietomis. Bluey kalba prancūziškai, o Žanas Liukas angliškai. Ne, mums reikia kažko užkasti. Mes galėtume pasodinti šią sėklą kaip... Tai sumanus būdas išlaikyti tą pačią 2 vaikų, kalbančių skirtingomis kalbomis, idėją. Ir dar viena smulki detalė apie Žaną Liuką. Serijoje Bingo, kai Bingo yra žaidimų kambaryje, ant sienos galite pastebėti Bluey ir Žano Liuko piešinį. Tai mažytė detalė fone, rodanti, kaip Bluey vertino draugystę, kurią užmezgė per stovyklavimo kelionę. O štai kita detalė tikrai juokinga. Serijoje Miegamasis, epizodo pradžioje, koridoriaus gale ant sienos prilipęs violetinis lipnus gekonas. Bet jei žiūrėsite atidžiai, per visą epizodą su juo vyksta kažkas įdomaus. Kai mergaitės dalyjasi savo pliušiniais žaislais, gekonas pirmą kartą pradeda atsiklijuoti nuo sienos. Tada, kai Čili pagauna Bingo stumiančią mažąją knygų lentyną, jis jau yra dar žemiau nei anksčiau. Ir epizodo pabaigoje, kai jie išeina iš Bluey naujojo kambario, gekonas visiškai nukrito nuo sienos ir nusileido ant augalo koridoriaus gale. Tai mažytė fono detalė, kuri lėtai keičiasi viso epizodo metu. Kaip jau žinome, laidos kūrėjai mėgsta susieti kelis epizodus tarpusavyje. Ir epizode Armija, kai Rusty ir Jackas žaidžia kareivius, tuo pačiu metu vyksta dar vienas epizodas, kurio tikriausiai nepastebėjote. Kai Jackas supažindinamas su Kalipso, jei pažvelgsime į foną, galime pamatyti Bluey'ą ir Chloe'ę. Ir jie žaidžia tą patį žaidimą, kurį žaidė epizode Nuotykis. Taigi galbūt abu šie epizodai vyko tuo pačiu metu. Mini serijoje kartu yra mažytė detalė, kurios tikriausiai niekas nepastebėjo. Kai Honė ir Bluey'ė pusryčiauja. Abi pasiima dribsnių. Bet jei pažvelgsime į Bluey'ės dribsnių dėžutę, jie išsiskiria labiausiai. Jei esate iš Amerikos, tuomet galite žinoti, kad šie dribsniai iš tikrųjų egzistuoja realiame gyvenime. Jie vadinasi Fruit Loops. Ir atrodo, kad Bluey'ė tikrai mėgsta šios dribsnius, bet banditas nenori, kad jį juos valgytų. Mes jo nekaltiname, nes šiuose dribsniuose yra labai daug cukraus. Kaip žinome, prieš Kornelijui susipažįstant su terjerio mama, jis eidavo į pasimatymus su keliomis merginomis. Ir viena iš tų merginų buvo ta, kurią pirmą kartą pamatėme serijoje Tyli žaidimas. Bet įdomiausia apie ją yra tai, kad nuo šios serijos mes ją jau pastebėjome 3 kartus skirtingose 3 serijose. Pirmiausia, serija Šokio režimas. Čia ji buvo kartu su kitu šunimi, dėvinčiu akinius nuo saulės. O serijoje Pažadai, žaidimo aikštelės scenoje, kai Bluey ir Bingo eina žaisti, jis stovi gatvėje ir kalbasi su tuo vaikinu, kuris siūlo pigesnius elektros energijos planus. Prisimeni jį? Tai tas pats personažas, kuris paspaudžia Hillerių šeimos durų skambutį serijoje Avis Aviganis. Ir galiausiai serijoje Cirkas,
Kai visi personažai eina į balsavimo punktą rinkti savo bendruomenės lyderių, mes vėl galime ją pamatyti, besikalbančią su kolega kampe. Atrodo, kad ji agituoja už kandidatą mėlynais drabužiais. Serijoje TV parduotuvė matome Kornelijų pasiimantį Vintoną iš mokyklos. O ant galinio Kornelijaus automobilio stiklo pastebime kažkokį piešinį, bet jis nėra aiškus. Tačiau vėliau serijoje vėl matome jo automobilį, pastatytą prie vaistinės, ir piešinį galime įžiūrėti geriau. Ir piešinyje galime pastebėti, kad yra vaikas, suaugęs vyras, o ten, kur turėtų būti dar vienas personažas, atrodo, kad kažkas bandė jį ištrinti. Ši detalė iš esmės užsimena, kad Vintono tėvai buvo išsiskyrę. Be to, ar žinojai, kad Kornelijus pirmą kartą susitiko su terjero mama toje pačioje serijoje? Dabar pakalbėkime apie kai kurias paslėptas detalės serijoje Siurprizas. Toje serijoje, kai suaugusi Bluey aplanko Chili ir banditą, galime pastebėti daug nuotraukų rėmelių namuose. Ir viename iš rėmelių galime pamatyti Bingo. O jei pažvelgsite į nuotraukos foną, pamatysite Velykų salą. Jei nežinote, Velykų sala yra viena populiariausių vietų žmonėms besidomintiems archeologija. Ir kadangi žinome, jog viskas Bluey turi prasmę, tai gali reikšti, kad Bingo pasiekė bandito pėdomis ir tapo archeologe, kaip ir jis. O kitame nuotraukos rėmelyje matome visą Hillerio šeimą. Atrodo, kad ši nuotrauka buvo padaryta per Bluey baigimo šventę, nes nuotraukoje matome Bluey laikantį diplomą ir dėvinti absolvento kepurę. Ar žinojai, kad Bluey yra mezgimo ekspertė? Serijoje Kario kelionė pastebėjome mažą detalę. Šioje serijoje matome Bluey ir Chili sėdinčias kartu. Jos abi kartu mezga kažką. Ir toje pačioje serijoje matome banditą, keliaujantį toli nuo namų ir panašu, jis išvykęs 6 savaites. Vėliau serijoje matome banditą vaizdo skambutyje su Chili ir mergaitėmis. Ir pokalbio metu Bluey parodo jam, ką jis su mama mezga. Tačiau įdomiausia dalis yra ta, kad kai banditas grįžta iš kelionės, Hillerių mergaitės vyksta į oro uostą jo pasitikti. Ar pastebėjote, kad Bluey dėvi šaliką, kuris yra lygiai tokių pačių spalvų kaip tas, kurį ji su mama mezgė? Tai reiškia, kad personažai tęsia savo gyvenimą net tada, kai mes jų nematome ekrane. Taip pat turime pasakyti, kad Bluey labai gerai mezga. Serijoje Senelis sužinojome šiek tiek daugiau apie Chili vaikystę. Iš tikrųjų, kai ji buvo šuniukas, ji žaisdavo būtent šioje vietoje. Kai Chili su dukromis pradeda lenktynes, norėdamos pagauti senelį ant vieno iš medžių, galime pamatyti, kad ant vieno jų užrašytas Chili vardas. Dėl šios priežasties manome, kad Chili taip pat buvo gana išdykusi, kai buvo Bluey ir Bingo amžiaus. Ir žinoma, ji nusprendė pažymėti savo teritoriją. Šiuo metu dauguma iš mūsų žino apie Hiller automobilių numerio ženklą, kuriame 419 reiškia mėlynos spalvos atspalvį, o HLR reiškia Healer. Taigi, iš esmės, mėlynasis Hilleris. Bet ar žinojote, kad yra ir kitų numerio ženklų su dar įdomesniais skaičiais? Pavyzdžiui, Terrier mamos numerio ženklas iš esmės užrašo Terrier, bet juokingiausias numerio ženklas priklauso Belai. Jei pažiūrėsime į jos numerio ženklą, jis reiškia per daug vaikų. Iš esmės užsimindamas apie jos 9 vaikus. Serijoje Brownie Bear trumpai matome bandito vairuotojo pažymėjimą, kuriame nurodytas jo vardas, gimimo data, pažymėjimo išdavimo data, bet įdomiausia čia yra galiojimo pabaigos data – 2025 metų spalio 6 diena. O dabar prasideda įdomioji dalis. Kai kurie gerbėjai mano, kad tai gali būti slaptas užuomina apie galimą 4 sezono paskelbimą ar premjerą. Ludo studijos mėgsta palikti tokių mažų paslėptų užuominų akyliems žiūrovams. Ar tai galėtų būti tik sutapimas? O gal tai žaisminga užuomina apie Bluey ateitį? Jei Bluey žiūrite jau kurį laiką, žinote, kad ši laida ne visada vien linksmybės. Iš tiesų, Bluey garsėja ir rimtų temų nagrinėjimu. Ir serijoje Perduok siuntinį pastebėjome tokią temą. Čia Bingo ir jos klasės draugai žaidžia žaidimą Perduok siuntinį. Šioje žaidimo versijoje visi galiausiai gauna prizą. Tačiau norėdamas žaidimą padaryti rimtesnį, Patas pakeičia taisyklės taip, kad prizą gali laimėti tik vienas vaikas. Dėl to Bingo ir kiti vaikai pravirksta ir bėga pas savo mamas. Ir čia mes kažką pastebėjome. Kiekvienas vaikas čia atrodo lygiai kaip jų mama, išskyrus Missy. Dėl kažkokios priežasties Missy yra visiškai kitos veislės nei jos mama. Tai subtili užuomina, kad Missy galėjo būti įvaikinta. Tai parodo labai gražią žinutę apie įvaikinimą. Tai dar viena priežastis, kodėl žiūrėti šią laidą yra nuostabi patirtis. Per 3 Bluey sezonus matėme daug veikėjų su unikaliomis asmenybėmis. Ir Pretzel taip pat yra vienas iš jų. Pretzel yra mažas Chihuahua veislės šuniukas. Pirmą kartą jis pasirodo serijoje Kalipso. Tačiau įvykiai fone viso serialo metu mums papasakojo daugiau apie jį. Skirtingai nei kiti vaikai, Pretzelis yra daug labiau vienišas. Jam patinka būti vienam didžiąją laiko dalį ir kurti žaidimus tik savo. Matome, kad toks jo elgesys išlieka viso epizodo metu.
Tačiau kai matome jį kituose epizoduose, įsitikiname, kad toks iš tiesų yra precelio būdas. Nors jis sutarė su kitais vaikais, galime pastebėti, kad didžiąją laiko dalį jis visgi renkasi būti vienas. Kaip matėme per kriketo epizodą, arba net pačioje Curry Quest epizodo pabaigoje, kur visi kažką veikia kartu. Tačiau Pretzel mugėje vienas mėgaujasi ledais, aiškiai parodant, kad šio antraplanio veikėjo profilis seriale labiau susijęs su žaidimu vienam. Atrodo, kad Pretzel mėgsta savo draugiją ir mes negalime jo kaltinti, juk galiausiai geresnio draugo už save patį nerasi. Dabar pakalbėkime apie tikrai įdomią detalę, o tos detalės susijusios su augintiniais seriale Bluey. Iki šiol Bluey matėme keletą augintinių. Pavyzdžiui, kai banditas ir Bluey lankėsi pas veterinarą, pastebėjome žmogų laikantį savo iguaną. Be iguanos taip pat pastebėjome lentynoje auksinę žuvelę. Bet klausimas yra toks, kokių dar augintinių yra Bluey pasaulyje? Žinoma, augintinių šunų ten nebūtų. Ar galite įsivaizduoti, kad šunys turėtų šunis kaip augintinius? Tai būtų gana juokingas vaizdas. Tačiau iš to, ką iki šiol pastebėjome, atrodo, kad Bluey pasaulyje yra galimybė, jog katės gali būti augintiniai. Mūsų ankstesnėme vaizdo įraše netgi kalbėjome apie plakatą, kurį matėme bandito kabinete, kuriame atrodė, kad urvinis šuo medžioja katę. Be to, seriale turime kačių būrį ir kitų kačių pliušinių žaislų. Tačiau didžiausias įrodymas apie kačių egzistavimą yra serijoje Parduotuvės. Šioje serijoje vaikai žaidžia vaidmenų žaidimą, apsimesdami naminėmis kačiukėmis. Kadangi jie turi idėją apie naminius kačiukus, tai tikrai reiškia, kad jie matė, kaip kas nors turi naminę katę ar kačiuką. Tačiau vis dar nematėme tikros katės. Kiekvienoje Bluey serijoje, jei pažvelgsite į šaldytuvą Hillerio namuose, pastebėsite, kad jis visada pilnas smulkių detalių. O serijoje Tobula, kai matome šaldytuvą, galime pastebėti keletą piešinių, kuriuos nupiešė Bluey ir Bingo. Visi šie piešiniai yra nuorodos į ankstesnės Bluey serijas. Pavyzdžiui, viršutinėme dešiniajame kampe matome Mijos piešinę, kurį greičiausiai nupiešė Bluey, ir tai yra nuoroda į seriją Barky Boats. Taip pat galime pamatyti Soksės ir Mafinės piešinius. Jei pažvelgsime į Mafinės piešinį, pastebėsime, kad ji pavaizduota pykstanti, kas atitinka jos asmenybę. Vienas iš šių piešinių taip pat yra nuoroda į seriją Važiuojam su vežimėliu, kurioje banditas veža Bluey ir Bingo vežimėlyje į parką ir būtent tą patį vežimėlį matome piešinyje. Taip pat galime pamatyti piešinį, kurį tikrai nupiešė Bingo. Šį kartą jame pavaizduotas Anties formos tortas, kurį banditas sunkiai kepė serijoje Anties tortas per Bingo gimtadienį. O dar žemiau galime pamatyti piešinį, kurį mergaitės nupiešė apie Radą ir Friskę, laikančius vienas kitą už rankų su mažomis širdelėmis virš galvų. Tai nuoroda į seriją Dvi auklės. Taip pat yra Unikorsės piešinys, o Bluey ir Bingo labai mėgo su ja žaisti. Būtų smagu vėl pamatyti Unikorsę būsimose serijose. Ši kita detalė parodo, koks realistiškas yra Bluey, ir ją galima pamatyti serijoje Šiukšlių vakaras. Jau kalbėjome apie tai, kaip Bluey mokosi karatė ir nuo balto diržo epizodo pabaigoje pereina prie geltono diržo. Tačiau yra dar viena detalė, kuri liko nepastebėta. Epizodo pradžioje, kai Hilleriai išneša šiukšles, fone galime pastebėti medį, ant kurio auga vaisiai. Jei pažvelgsime į žemę, taip pat matysime, kad kai kurie vaisiai jau nukritę. Tai iš esmės reiškia, kad vaisiai yra prinokę. Epizodo pabaigoje vėl matome tą patį medį. Ir šįkart visi vaisiai jau yra nukritę nuo medžio. Tai labai smulki detalė, bet ji daro Bluey dar realesnį. Šiuo metu dauguma gerbėjų jau žino apie visame seriale paslėptus Long Dog. Bet štai kas. Kartais tie Long Dog nėra tiesiog atsitiktiniai. Jie iš tikrųjų susiję su epizodo siužetu. Paimkime pavyzdžiui seriją Anties tortas. Banditas kepa Anties formos tortą Bingo gimtadieniui. Ir jei atidžiai pažiūrėsite į spintelę, ten yra Long Dog, laikantis plakimo šluotelę su glajumi, mažytė užuomina į kepamą tortą. O serijoje kostiumai Bluey ir Bingo laksto apsirengę laukiniais gyvūnais. Bluey kaip zebras, Bingo kaip gepardas. Kai jie lekia link paradinių durų, pamatysite Long Dog, apsirengusi gepardo kostiumu, kuris puikiai atitinka šios serijos temą. Net serijoje Purvas, kai Vendė apkerpa savo ir Judai plaukus, kad Judas galėtų žaisti purve, už vonios galite pamatyti Long Dog su ilgais plaukais, kuris atspindi šią sceną. Šios smulkios detalės parodo, kaip sumaniai animatoriai įterpia paslėptas sąsajas. Štai viena paslėpta detalė apie Judos mamą Vendę, kurios galbūt nepastebėjote. Skirtingai nei dauguma kitų tėvų seriale Bluey, ji beveik niekada neprisijungia prie linksmybių ar pokalbių su banditu ir Chili. Ji pasirodo čia ir ten, bet dažniausiai laikosi nuošaliai, yra rami ir šiek tiek rimtesnė. Jos net nematėme Rado ir Friskės vestuvėse ir vis dar nežinome, koks jos darbas ar kur yra Judos tėtis. Tai subtili detalė.
tačiau Vendės tyli laikysena išskiria ją kaip vieną paslaptingiausių tėvų šiame seriale. Dauguma Bluey gerbėjų žino, kad serijoje dviguba auklė Radas ir Friskė pirmą kartą susitiko ir įsimylėjo. Visa tai įvyko todėl, kad dėdė Radas ir Friskė netyčia atvyko prižiūrėti Bluey ir Bingo tą pačią naktį. Tačiau ar žinojote, kad iš tikrųjų tai nebuvo atsitiktinumas, o suplanuotas įvykis? Taigi serijoje Čilė iš pradžių paprašė Friskės prižiūrėti Bluey ir Bingo. Tačiau dėdė Radas paskambino paskutinę minutę ir pasiūlė prižiūrėti vaikus. Ir Čilė niekada neparašė žinutės Friskei apie tai, nes ji norėjo supiršti ją su Radu. Kaip žinome, serijoje Bumpy ir išmintingas senasis vilkšunis Bingo buvo paguldyto į ligoninę. Tačiau laida niekada neatskleidė priežasties, bet mes galime žinoti kodėl. Tai galėjo būti dėl astmos. Bluey kūrėjas Joe Bramas atskleidė interviu su New York Times, kad jo jauniausia dukra pirmą kartą buvo paguldyta į ligoninę būdama 3 dėl su astma susijusių ligų. Ir jis taip pat paminėjo, kad jo dukra praleido savaitę intensyviosios terapijos skyriuje. Kadangi dauguma įvykių laidoje yra įkvėpti Joe Bramo asmeninio gyvenimo, Bingo hospitalizacija taip pat galėjo būti įkvėpta šio įvykio. Galbūt Joe Bramas norėjo, kad Bingo šiame epizode atkartotų jo jauniausią dukrą ir jos su astma susijusias ligas. Be to, atrodo, kad Bingo ligoninėje praleido bent savaitę. Taip pat gydytojas klausosi Bingo plaučių per jos nugarą, kas atitiktų kvėpavimo takų ligą. Kaip visi žinome, pagrindinė šio serialo veikėja yra Bluey. Bet ar žinojote, kad yra 2 serijos, kuriuose Bluey visai nepasirodė? Pirmoji yra serija Vėžliukas. Ši serija yra apie Bingo ir banditą. Čia Bingo eina žaisti į parką su banditu, kur ji randa žaislinį vėžliuką ir visą dieną praleidžia žaisdama su juo. Tačiau mes matome Bluey nuotraukoje. Ir ji taip pat kelis kartus paminima šioje serijoje. Bet serija, kurioje Bluey nei pasirodo, nei yra paminėta, yra Čiuožykla. Ši serija yra apie Bingo ir Lilą. Čia jos pačios pasidaro vandens čiuožyklą ir visą dieną žaidžia su ją. Jei žiūrėjote seriją Mamos mokykla, tuomet prisiminsite Grinį, žalią balioną, kuris taip pat yra Bluey sūnus. O serijos pabaigoje matome, kaip Grinis išskrenda pro langą ir įgyja laisvę. Prisiminkite, visa tai vyksta antrajame serialo sezone. Tačiau, kaip žinome, visos Bluey serijos yra tarpusavyje susijusios. Tai reiškia, kad viskas, kas nutinka vienoje serijoje, turi įtakos kitoms serijoms. O detalė apie tai yra serijoje Ženklas, kurioje matome Friskės ir Radlio vestuves. Vienoje iš scenų trumpai matome dangų ir atspėkite, kas pasirodo. Tai Grinis, skraidantis Brisbano danguje. Tai tikrai šauni detalė, kurios dauguma jūsų nepastebėjo. Kita detalė yra gana įdomi. Ar žinojote? Ankstesnėse Bluey serijose, kai veikėjai dėvėjo šalmus, jų antakiai nebuvo matomi. Ir jūs galbūt manote, kad tai normalu. Ir taip, tai normalu. Tačiau nuo antrojo serialo sezono, kai veikėjai dėvėjo šalmus, jų antakiai vis tiek buvo matomi. Galite pagalvoti, kad tai animacijos klaida, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai buvo padaryta tam, kad būtų lengviau suprasti veikėjo išraišką, nes antakių padėtis padeda geriau suprasti emocijas. Jei jums patinka šis vaizdo įrašas, nepamirškite paspausti patinka mygtuko. Serijoje ponas Beždžionė sportininkas. Banditas susierzina dėl to, kiek daug žaislų turi mergaitės ir liepia joms išsirinkti tik mėgstamiausius. Pagrindinis žaislas toje istorijoje yra ponas Beždžionė. Sportininkas, pliušinė beždžionė, kurios Heeler seserys labai stengiasi neatiduoti, bet galiausiai vis tiek ją paleidžia. Pačioje pabaigoje sužinome, kad žaislas atsiduria pas mažą šuniuką, kuris yra ligoninėje. Tačiau įdomiausia tai, kad šuniuko mama yra ta pati pardavėja, kuri pardavė mėnesienos vienaragį Heeler šeimai. Ta, kuris turėjo būti Muffino gimtadienio dovana serijoje Tylos žaidimas. Viso Bluey serialo metu matėme, kaip Bluey ir Bingo susiranda daug naujų draugų. O jei pasakytume štai ką. Vienoje iš serijų matėme, kaip ir banditas susiranda naują draugą. Serijoje Kavinė parke Bluey susipažįsta su nauja žaidimų drauge Vini. Kol Bluey susiranda naują draugę parke, banditas turi leisti laiką su Vini tėčiu, nes jie ir toliau susitinka parke. Tai, kas pradžioje abiem tėčiams atrodo nejauku, galiausiai virsta draugystė. Nors ši serija daugiausia dėmesio skiria Bluey žaidimui su nauja drauge, ji taip pat parodo, kaip jos tėtis vėl mokosi susidraugauti su nauju žmogumi. Lygiai taip pat, kaip jo dukra greitai susirado naują draugę.